Sveiki visi. Taigi šiandien važiuoju pasidaryti galiūnų treniruotės. Pabandysiu padaryti trumpai, efektyviai ir sunkiai. Na, nebent lagaminus tikrai lengvai prasinešiu, nes dar nesu nešęs šiais metais. Tai treniruotė bus rąstų kėlimas, rantelio kėlimas, mirties trauka nuo blokų ir lagaminų nešimas. Na, eiliškumas bus aišku kitoks, bet iš principo darysiu tuos pratimus. Žiūrėsiu, kaip seksis. Norisi šiandien pasikelti sunkiai, bet pirmą važiuojam į McDonald'ą pasistiprinti. Užkasim porą burgeriukų. Nu, tai pasistiprinau. Iškart ant traukos bus plus 20 kg, rąstų kaip minimum plus 10. Tai štai ir atvykom. Einam rengtis, einam apširinėti. Dabar varom. Na, tai treniruotę pradėjau nuo lagaminų nešimo. Pirmą prasinešiau tuščius lagaminus, po to dėjau svorį. Čia matote 55 kg vienoje rankoje. Kažkaip nešimai prasidėjo labai keistai. Toks lyg ir nešasi, lyg ir viskas gerai, galima laikyti, gripas atrodė labai puikiai. Bet keistas jausmas labai, kad nešant lyg kojos pradėjo kažkur kliūti. Šiaip iš tikrųjų net nelabai supratau, kol nepasižiūrėjau video, kur čia yra problema. O problema yra toj rankoj, kuri yra operuota. Sukasi lagaminas į vieną pusę. Tai yra labai susilpnėjus supinacija ir taigi lagaminas sukasi į vidų, taip paliečiu sekantį lagaminą ir man išsibalansuoja visas nešimas. Na, šitą dalyką reikės tvarkyti. Žinoma, labai gerai, kad darau tokius video ir pats matau savo klaidas. Kitas dalykas, lagaminai mano pagaminti yra su storesnė rankena. Tai pačios rankenos paėmimas, ta vieta, kurią apimu patį lagaminą, yra 35 mm skersmens. Tai realiai yra apie maždaug, jeigu lyginant pagal standartinį, tai apie 1,5 cm gal didesnė apimtis pačios rankenos. Bet tai yra labai gerai, iš tikrųjų specialiai tai dariau, nes jeigu treniruoju su storesnė rankena, reiškia varžybose bus tikrai lengviau nešti lagaminus, kurie turi plonesnę rankeną. Taigi ką tik prasinešiau 95 kg, tai paskutiniam bandymui uždėjau 105, pasižiūrėti, kaip viskas nešasi. Šiaip, kaip ir minėjau, labai gerai nešasi, rankos laiko, galiu eiti, tiesiog pagrindinė problema yra tai, kad sukasi lagaminas ir išbalansuoja visą nešimą. Na, o šiaip esu iš tikrųjų patenkintas pirmą treniruotę, gana neblogai viskas, tai bandysim tvarkyti problemas su ranka ir aišku didinti palaipsniui svorius. Na, antras treniruočių pratimas tai yra rąstų kėlimas. Prasikėliau visų pirma tuščią rąstą. Kažkaip labai irgi įdomiai kėlęs, tai tik kėlęs supratau, kad kėliu su kedais, o ne su savo štangėtkom, todėl šiek tiek vertė mane atgal. Tai baigęs kelt persimoviau batus ir didinau svorį. Šiaip turiu problemą su nugaros apačia. Jau yra daugiau nei savaitę, kaip užėjoti ir traukti sunku, ir kažką kelt sunku, ir netgi lagaminus nešant buvo sunku. Tai tiesiog dedant vieną koją suduria į nugarą, dedant kitą koją, kitoj pusėje suduria. Aišku, apšilų šiek tiek geriau, bet labai rąste šitas pasijauti, kai reikia patį rąstą užsikelinėti viršų. Atrodo, kelti viršų viskas kaip ir puiku, viskas gerai, jėgų yra, bet kai tu keli rąstą užsiredeni ant krūtinės
ir išnaudoji daug jėgų, taip būna sunkiau pakelti viršų. Na, tai kaip matėt, pradėjau nuo tuščio rąsto, nuo 70 kg, apšilau, užsidėjau 90, pasikėliau 90 kg, toliau vėl didinau kas 20 kg, tai iki 110. 110 pasikėliau 2 kartus ir nusprendžiau šiandien, kad reikėtų pabandyti pasikelti šiek tiek daugiau nei praėjusiai treniruotei. Tai turbūt tą bandysiu daryti ir dar ateinančias 2 savaitės. Taigi didinau svorį, tuščias rastas 90, po to 110 2 kartai ir sekantis jau buvo 120 vienas kartas. Na ir taip, kol dėjau savo, sakykime, maksimumą, galbūt tai nebuvo dar maksimumas, nes bent jau atrodė, kad į viršų keliasi labai nesunkiai. Tik tiek, kad yra problemos, kol aš jį užsimetinėjau, netgi pamatysite truputėlį toliau, kad rastai statau iš 2 kartų. Tai tiesiog tikrai labai nepatogu, tai va čia matot 120 kg. Vieną kartą iškėliau, tai po šito 120 dėjau paskutinį kartą, dar papildomus 10 kg, tai iš viso turiu 130 ir šiandien jau pasikėliau 5 kg daugiau nei praėjusiai treniruotei. Tai turiu 130, keliu vieną kartą ir baigiu rąsto treniruotę, eidamas prie hantelio, kaip ir praėjusį kartą. Na, o hantelį vėl taip pat pradėjau nuo tuščio, po to sekė 43 kg, čia jau šitam video matot 53, 53 pakėliau keletą kartų ir po to visus sekančius kėliau po 1 kartą, nes šiandien norėjau taip pat pasikelti daugiau nei paskutiniai treniruotėjai, kur kėliau hantelį. O paskutiniai treniruotėjai kėliau 80 kg, tai šiandien norėčiau pasikelti 83. Taigi vėl didinau nuo 53 iki 63 ir taip po 1 kartą keldamas viršų. Labai atrodo viskas puikiai. Hantelio užsimetimai iš tikrųjų nugarą nesijauti, nes užsidėjau diržą, svoris šiaip kaip nėra sąlyginai didelis, lyginant su kokia trauka ar ten lagaminnešim. Bet čia matai 73 kg, ganėtinai lengvai kyla ir techniškai. Na ir paskutinis kėlimas šiek tiek abejojau savim, kad 83 gali nekilt, nes nedaug dienų buvo praėję po paskutinės treniruotės, bet visgi iškėliau. Aišku, lygsvarą reikėjo sulaikyti, kad nenusimesčiau per visus vadus. Tai kaip ir treniruotė labai gerai baigėsi su hanteliu. Taip, po hanteliu einu dar padaryti štangos trauką. Kodėl keliu iškart nuo 120, tai tiesiog nugara yra apšilus, rastas buvo keltas jau 130 kg, tai nematau prasmės nusimetinėti ir eikvoti ir degintą laiką. Pradedant štangą traukti nuo tuščio svorio, tai yra 20 kg ir taip didinant ten kas 40, tai ir 60, 100 ir taip toliau. Taigi iškart pradėjau kelt nuo 120, svorį padidinau iki 170, bet visiškai nugarą nuvargus ir dar labiau pradėjo durti. Taigi pasitraukiau 3 kartus su 170, sekant svorį dėjau 210, po 1 kartą patraukti, šiandien tikslas buvo 250, bet pasidariau 260. Na ir taip jau būna, kad kartais pamiršti įjungti kamerą, tai visgi 210 nenusifilmavo, tai po 210 iškart dėjau 240, patraukiau dar kartelį. Visiškai sunkiai traukėsi, atrodo, kad pirmą kartą gyvenime prisiliečiau prie štangos traukos. Tai nepamenu, kada buvo šitoks sunkus svoris traukiant nuo paladžių, turbūt 10-15 metų atgal. Na, bet būna, pasitaiko, kartais turi sugrįžti atgal, kad žengt žingsnį į priekį.
taigi reikės susitvarkyti nugarą, surast bėdas, greičiausiai, kad yra klubo raumuo užtemtas. Tai šiai dienai reikia susitvarkyti nugarą, susitvarkyti ranką, taip pat nuo bico petys yra kažkiek skaudant, tai ir petį reikia susiremontuoti. Tai kai šitos dalykus pasitvarkysiu, tikiuos bus geras rezultatas ir gali būti, kad šiemet kažkur dar pavyks sudalyvauti Europos ar pasaulio čempionate. Taigi ačiū, kad žiūrėjot, iki sekančių kartų. Jeigu patiko, paspauskit laiką, jeigu norit matyti daugiau tokių video, paspauskit subscribe, taip jūs galėsit lengviau gauti informaciją. Na ir iki kito karto. Ate.